tikras nekilnojamo turto agentas sapnuoja, kaip jis pardavinėja ir perka. Tada pasakoja savo tėvams, susitikęs, kaip jis ką pardavė, kaip jam sekėsi, ar kokie buvo įspūdžiai darbe. Atostogų metu skambinėja ir tvarko darbo reikalus. Ir netgi pardavimą padaro atostogų metu būna. Bet kokiu atveju, pavyzdžiui, kai taiso mašiną ar dar kažką, tikras agentas užsiima klientų paieška arba bendravimu su žmonėmis. Ar jūs norite, kad jūsų objektą parduotų tikras agentas, kuris gyvena tuo darbu, kuriam jo kraujyje tas darbas yra kiekvieną dieną? Ar jūs norite patikėti kažkokiem kitiem, kur taip nėra? Tai va. Pas mus Dangaus turto komandoje dirba keletas tokių žmonių, kurie turi labai stiprią aistrą darbui. Ir su jais yra labai malonu dirbti. Jie visą laiką padaro, pasako, kas buvo, ką sakė žmogus, koks rezultatas buvo. Ir sako, ačiū tau, duok dar man tokių užduočių. Tai va, tokie yra tikri agentai. Ir ne tik agentai. Pas mus yra taip pat reklamuotojų skyriuje labai gerų žmonių, kurie dirba stipriai ir jų dėka, tik jų dėka, vyksta pardavimai greitai. Tai va. Agentas, svarbu, kad jisai uoliai ieškotų vis naujų savininkų, kurie nori parduoti turtą, ir paskelbtų žinią, kad yra toksai komandinis reklamavimas. Ir jie gali rimtai parduoti, jeigu nori. Ir tikrai yra kvaili pasiteisinimai, kad va, dabar tokie laikai, dabar nieks neperka. Tai va, tai būtent apšviesti žmonės turi agentai. Lysti į akis, sakyti, va, taip ir taip. Gal norite? Prašau, kontaktas jums. Norėsite, skambinkit. O jeigu rekomenduosite kaimyną, gausite pinigų. Šitaip pas mus vyksta agento darbas. O reklamuotojas ką jisai? Reklamuotojų vadovas užtikrina, kad būtų sudėta maksimali reklama. Tai yra socialinių tinklų erdvėje būtų visur, visą laiką, kas be užeitų į Facebooką ar į TikTok ar dar kažkur, kad visada būtų matomas objektas žmogui. Tai yra daug paskyrų naudojama, daug žmonių dirba ir tokiu būdu pirmaujame. Tai va. Bent jau socialinių tinklų pardavimuose, tai tikrai. Kai kurie objektai parsiduoda vos per kelias dienas su tokiu darbu. O tai portalai, tai savame suprantama, jie ten irgi įdedami skelbimą į visur. Tai va. Tai va tiek šiandien apie tikrą agentą. Kaip atpažinti tikras agentas, jisai turi aistrą darbui. Tai va. Tiek, iki. Sekite kanalą, dalinkitės ir nepraleisite kitų video.